Einam į Kmol ir dabar pažiūrėsim, ar leidžia čia mums nupirkti iš kortelės, ne? Jo, aš į Revolut persivedžiau. Taip, spaudžiam mygtukus, pakeičiam pirkti iš kortelės, į apačią, continue spaudžiam ir vedam duomenis. Čia vardas. Aš dabar pakomentuosiu, kol Birutė rašo. Būtinai reikia ranką įrašyti visus duomenis ir kad būtų, vat matot, baltom raidėm, juodam fone baltos raidės. Nes jeigu iš telefono atminties mes paimam įkeliam, tai gaunasi baltas fonas, juodos raidės ir nepriima tokio dalyko. Čia keičiam šalį, ieškom šalies, kurioje gyvenam. Telefoną įrašom numerį. Uždedam visas 3 varneles ir spaudžiam mygtuką. Ir vėl negerai. Adresas, negerai adresas. Nuimk tašką. Taškus nuimk. Tarpelį palik tarp G. Palauk, gerai. Eik į apačią. Viskas. Matai, kur yra problema, taškai. Vadinasi, adrese ir niekur negali būti specialių ženklų, tokių kaip taškai. O čia kas atsidarė? O čia atsidarė tau pirkimas. Dabar taip. Pirmoj eilutėj rašai kortelės vardą, tai yra tu ant kortelės, tavo vardas pavardė, taip kaip yra parašyta ant kortelės. Tik vardą? Ne, vardas pavardė. Žinoma, kad nebūtų jokių ŠŽ ir lietuviškų raidžių, kortelės numeris, iki kada galioja. Taip, spausk. Čia tiek daug. Ne, čia ne eurai, čia pasižiūrėk viršui. Atsiskaičiuos 39 tiek, kiek ir priklauso. Taip, dabar patikrinam, kur tavo ta licenzija yra. MyCloud. Einam čia. Ir dabar žiūrėk dešiniai pusėje viršui, matai, kad yra viena licenzija. Gali paspausti ir pasižiūrėti. Taip, ir tau dabar sakoma tai, kad tu gali už 220 eurų paimti ir pasipildyti. Taip, dabar einam į, matai, duomenų nėra. Einam į apačią, pasižiūrim, kas čia bus. Va, atrodo tavo užfiksavimo kaldinimo galia 5.9. Iš viso NFT yra 0 visur. Einam dar į apačią, parodyk, čia turi būti grafikas apačioj. Va, kai paimsi, užpildysi. Va čia, užpildysi šičia. Prasidės grafikas matytis, augimas. Ir tau rodys, kiek jau tu per mėnesį, kas mėnesį ten tokis augantis, ir kiek tų CLFI tokenų jau prikaldina. Apačioj yra istorija, visai apačioj, visiškai apačioj. Licenziją nupirkti 209 dienos lieka. Aš per tiek laiko galiu nusipirkti. Taip išeina. Vat, čia istorija bus licenzijos, sandorių istorija, licenzijos istorija. Matai, kada tu nupirkai licenziją. Mums duoda dovanų dabar už 39 eurus, o sandorių, kur istorija, tai čia, jeigu paimsi, paspausk sandorių istoriją, kur dabar tuščias šonė prie licenzijų, taip. Čia tokia atidaryta dėžutė, kai tu paimsi, įsivesi juos Climb, padarysi tuos pristeikintus tokenus CLFI,
tai čia pasirodys ta istorija. Kada jie pas tave ateina, jeigu tu juos dėsi ant reinvesto arba išvesi, viskas va šitoje vietoje atsispindės. Taip, ką mes dabar toliau darom? Viskas tuo momentu. Gerai, tuomet viskas. Visiems geros dienos. Naudokitės šituo vaizdo įrašu, duokit kitiem, kad tai paprastai paimtų ir nusipirktų. Sėkmės visiems. Smagiai užpildyti dovanotus aparačiukus ir daug pinigų. Ačiū, Birute, ir iki kito karto.